Labadiena, gerbėmieji miško savininkai, miško savininkės, mūsų mėly kolegos miškininkai, žiniasklaidos atstovai, gerbiami politikai. Labai malonu, kad tradiciškai palydint senuosius metus ir aptariant, kasgi laukia naujaisiais, mes susirenkam į konferenciją Miškas žmogui, žmogus miškui ir aptariam pačias aktualiausias per metus susikaupusias problemas, pasidžiaugiam pasiektais rezultatais, ir aptariam ir numatom gaires ateinančių metų perspektyvą. Jeigu prisimenant šiuos metus, tai galbūt ne vien tik tai Biržiečio Lijono ir jo komandos 2015 metais pasiūlyta idėja, kad sodinam po 100 ąžuolų valstybingumo atkūrimo šimtmečiui nuvilnijo per visą Lietuvą, ar netgi ne tik Lietuvą, bet ambasados ir Ispanijoje pasitelkė būtent tą iniciatyvą. Kiti perėmė ir labai džiugu, kad šiais metais medžiai buvo kaip ir kasmet sodinami, bet su tokia prasme ir tikėjimu, kad tai bus atmintis mūsų valstybės gyvavimo ilgus metus į priekį. Nes po 100 metų, matyt, vertindami ir prisimindami jau kiti žmonės, galės žiūrėti pasiektus rezultatus. Šie metai prasidėjo po žiemos iš karto vasarą, nes miškasodės pasodinom medelius, įkūrėm naujus miškus ir iš karto sulaukėm sausros. Tai taip, kad keitėsi nuo praeitų metų potvynių iki šių metų tokios vandens didžiulio trūkumo. Dzūkai pergyveno, kad net 3 metų sodintos biržės kai kur išdžiūvo. Ir aišku, su šituo buvo susiję daug dalykų, bet per vasarą pragyvenom. Paskui sulaukėm popiežiaus vizito, jisai visas nuodėmes atleido ir dar paragino orientuotis ir jaunimą į susiklausimą, atkreipė dėmesį į šeimos svarbą mūsų gyvenime, o mes asociacija vis tik tai ir esam ta didelė šeima, kuriuos visus vienyje miškas, meilė miškui, ūkininkavimas ir kartu iš to išplaukanti meilė tėvynė ir žmonėm. Todėl rudenį, kuomet pradėjom lankyti mūsų pavyzdingai besitvarkančius miškų savininkus ir sulaukdavom iš kiekvienos apskrities komisijos narių, valstybinės miškų tarnybos, miškų kontrolės pareigūnų tiesiog įvertinimo rezultatų, buvo džiugu matyti, kad žmonės nenuleidžia rankų, investuoja į valdas, nežiūrint įvairiausių valdžios sumanimų, idėjų, ir įsigalvojimų galbūt, net taip reikia pasakyti. Aišku, per šitos metus mes pamatėm, kad visuomeniai rūpi miškai labai. Ir nors grupės žmonių, vadinamų medžių mylėtojų, iškėlė tą problemą, kad gal mišką reikia mylėti, jo nenaudojant, bet miškininkai, miško mokslo žmonės, kurie ir čia yra, mes jau 300 metų šnekam, kad darnus ūkininkavimas, jisai privalo būti prižiūrint, ugdant mišką. Net Donaldas Trumpas kažkada suprato, kai Kalifornijoje pradėjo siausti galingi ir iš tikrųjų baisus miškų gaisrai, kad priežastis viena iš jų yra ne tik tai karštas klimatas ir stiprūs vėjai, bet užleisti didžiuliai plotai netvarkomų miškų. Latvijos šnekėjau, tik tai praeitą savaitę būdamas Briuselį, kad ūkiniuose miškuose šiemet Latvijoje ir Švedijoje siautė irgi čia artimiausius kaimynus didžiuliai gaisrai. Bet ten, kur ūkininkaujame, gaisrų plotai buvo labai nedideli, nes infrastruktūra greitai privažiuoti, prižiūrėti, o ten, kur saugomos teritorijos, kur nėra jokios infrastruktūros ir netgi negalima medžio nukirsti, kol jisai nežuvo ar nesudegė. Atėjo gaisrų liepsnos net iki Mažeikių, net iki tos mūsų Lietuvos teritorijos. Taip, kad šie metai buvo išties ir dar vis yra turtingi. Šiandien sužinojom, kad mūsų aplinkos ministrą keičia energetikos ministras
derinom ilgai, kad aplinkos ministras, kuris šiaip kaip žmogus išties yra padorus, šalį mylintis patriotas, bet su savo komanda jis ten tokių labai įdomių idėjų per 2 metus bandė įgyvendinti, kai kas pavyko, kai ko nespėjo, dėl kai ko gaila, o kai kas matyt, žiūri gerbiamus politikus, gal ir gerai, kad turėsim laiko apsvarstyti tas iniciatyvas ir įvertinti tiek poveikį gamtai, nes mes dažnai priimam tokius sprendimus, kurie nemato pasekmių, tiek poveikiai mūsų ūkiai, ekonomikai. Ir jeigu matot, kaip mūsų šalyje dabar priiminėjamas vienas pagrindinių, galbūt pats pagrindinis tokį valstybės raidą užtikrinantis įstatymas po konstitucijos, tai kiekvienų metų biudžetas, tai emocijos liejasi per kraštus. Todėl šiandieną, nežiūrint tokio gaivaus sniegučio, labai malonu, kad atvykote visi pas mus, ilgai nešnekėsiu, nes mes turim labai intensyvią darbotvarkę, nes suvažiavo žmonės iš visos Lietuvos, mes norim įvertinti, paspausti ranką, padėkoti už atliktus darbus, bet kartu turim ir žmonių, kurie sprendžia, kaip reguliuoti miškų ūkio veiklą, ką skatint, o ką matyt baust, draust arba neleist. Ir ta aplinka, tol, kol mes gyvenam teisinėje valstybėje, yra labai svarbi. Todėl pirmiausia sveikinu visus susirinkusius ir linkiu didelės stiprios sveikatos visiems ir linksmų ir laimingų artėjančių naujųjų. Sveikinu visus.